Robi, kaip ten delfinai daro? Taigi sveiki visi, čia mes, mūsų komanda. Meida, žiūrėk. Kai tu šneki ir mikrofoną čia. Taigi sveiki visi. Aš pamiršau, kad negu prūškai. Gerai, mes galime jau pradėti vlogą. Taip, čia vlogas. klausimai. Nu Čia jo, gerai. Sveiki atvykę į mūsų ofiso vlogą ir šiandien mes turime ofiso Q&A. Mes esam susirinkę kaip šeima, didelė, graži. Meluoja. Čia labai daug buvo pykčių, kol mes čia atėjom visi. Bet buvo meluoja, skemas. Pusę pramiegojo ir... Pusė vienas pramiegojus. Nepamirškit palaikinti visų pirma šito video ir apačioj pakomentuoti, kokių dar video norėtume mes padaryti. O dabar mes pradedame su mūsų klausimais. O sakyt, kas pakomentavo? Gali. Salam. Sam apatinis brūkšnelis salam 07 paklausė, ar dažnai tūsinat ofise. O šito apie tai nenori sužinoti. Tai Kas ar dažnai? Jo, atsakyk. Šiandien dar ne. Šiaip mes nelabai tūsiname. Meluoja, skemas, tūsinam. Tūsinam. Ne, labai retai, labai senai buvo. Dabar ilgą laiką ne, ramiai. Rytais ir per pietus tai tikrai retai tūsinam. Iš tiesų Bet būna. vakare? Retai. Dažnai. Pasitaiko. Ne, žinokit, nėra tokių dažnai, nėra retai, pasitaiko žodžiu. Mes dažniau atšvenčiam kažkokį tai sėkmingą projektą. Nu, čia priežastis būna, tikrai Kiekvieną dieną projektą. be reikalo nebūna. Taip. O šiaip tai mes esam labai kultūringi ir adekvatus. Tai gal tą progą geriau šiandien? Kitas klausimas. Klausė Karūnytė. Turbūt čia vyrams labiau skirtas klausimas, bet kaip dirbasi merginų kompanijoje? Ar būna pykčių? Aš atvirai pasakysiu, pykčių tai nebūna, bet gal būna per daug sunku susilaikyti nuo visokių dirbti dalykų. O dieve, Robertai! Nu, aš tiesiai šviesiai, nu tie bajeriukai išlenda visada tokie biški. Nei tą. Nu Žinai, jo, aš jie pasakysiu taip. nesusilaiko, jūs nesusilaiko. Žinai, bet ką paskui išritulioja į viską dirbti tiesiog. Man atrodo, kad mes atvarėm į pas šeimos psichologą ir mes tiesiog dabar aiškiname santykius. Ne, aš pasakysiu taip. Nėra sunku dirbti, šiaip yra ganėtinai faina ir smagu. Ganėtinai. Bet man toks jausmas kartais atrodo, kad aš nesu santykiuose ir man nieks negalėtų aiškinti, bet tuo pačiu aš esu su 3 panom santykiuose. Mes rūpinamės. Kur tipo aš turiu dirbti belė kiek ir ateina pas mane projektas ant projekto ir ateina, tau reikėtų pailsėti. No shit, kad man reikėtų pailsėti. Ir tada... Mes taip rūpinamės tiesiog. Tu nevertini mūsų rūpešio. Ne, Nu, ne, ta ne, prasme, pala. taip tavim rūpintis. Pala. Na, aš nebeturiu žodžių. Nu kaip galima pykti ant tokių merginų? Negalima. Negalima. Kaip galima pykti ant tų merginų, kurios jumis rūpinasi ir myli? Tai yra atsakymas. Kolegų Mes meilė. nesipykstam. Taip, mes nesipykstam. Mes nesipykstam. Bet ganėtinai būna smagu. Labai gera. Nerodai. Žodžiu, dabar čia toks asmeniškas klausimas, turbūt kiekvienam, bet tau šiaip jis rašė, Martynas, ir paklausė, ar dabar esi laimingas. Ar aš esu laimingas? Neverk Antanai, laikykis. Čia toks sunkesnis jo. Bet labai smagu, kad klausėt, kaip Antanas jaučiasi, o ne tokių durnų klausimų klausėt. Jeigu labai atvirai, iš darbų pusės, iš viso šito dalyko taip, esu laimingas. Bet mano laimė labai susideda iš to, kad viena pusė gyvenimo verkia, kita džiaugiasi. Tai, bet aš žinau, dėl ko esu laimingas, nes aš turiu labai fainus ir gerus žmonės, pačius nuostabiausius žmonės šalia savęs. Ir žmonės, kurie yra šalia manęs, daro mane laimingą. Taip pat ir mano mama, sesė ir šie žmonės. Taip, šiuo metu sesė ir mama apačioje yra, dirba jos, šiaip galėtų ateiti pasveikinti. Pasisveikins. Pasisveikinti. Ačiū Ne, Antanui už ačiū tokį, Antanui. už Ne, tokį ne. vat gražų atsakymą. Ir Ačiū, ačiū kad esat čia. Martynai. Ačiū. O tai jūs atsakysit, ar jūs esate laimingi? Klausimas kiekvienam. Gerai. Ne, nu, ta prasme, turbūt klausė Antano, nes... Nu gerai, visi pasakyk, Robertai, ar esi laimingas? Jo, aš tai labai esu laimingas ir būtent realiai pakartočiau tavo žodžius dėl to, kad yra labai faina komanda, fainas kolektyvas, kad ir kaip mes čia,
kaip ir nesipykstam, bet viens kitą palaikom ir juokiamės ir prikolinam, tai labai smagu, tikrai labai smagu. Vilte, ar tu laiminga? Aš esu labai laiminga. Priversta, žinai, aš esu labai laiminga. Lidija, ar tu laiminga? Labai laiminga esu, džiaugiuosi, kad galiu būti čia. Irgi neprivertė mes taip sakyti, žinokit. Ne. Nu, Rimokai, ar tu esi laimingas? Ne. O ar aš esu laiminga, tai aš esu labai labai beprotiškai laiminga, ačiū jiems. Ačiū. O, kaip miela, visi yra laimingi išskyrus Aurimą. Gerai, žodžiu, klausė Miglė turbūt, ką norite nuveikti 25 metais, tai ką norite nuveikti šiais metais? Galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad turime įgyvendinti begalę projektų ir daug daugiau dar šou padaryti įvairiausių. Pastatyti imperiją, kitaip žodžiu. Jo. tariant. Taškyti 25 metus tiesiog. Šie metai. Mūsų metai! Taip. Žodžiu, klausė Balsevičiūtė Aušrinė. Nuvesk merginą šopintis, pavyzdžiui, augalų, žalumo, žvakių ir panašiai. Antanai. Čia ne klausimas, o čia yra... Čia... Labai fainas žmogus parašė. Aš jaučiu, kad čia yra jų draugė. Jo. Ne, aš Antanai, jos nepažįstu. Nuvesk merginas apsišopinti. Aš tavęs nepažįstu, bet aš jau tave myliu. Taip. Sąmokslas, nes Iškart pirmas augalų. O jo šneka pastoviai. Čia reikia žalumynų. Nes mergina, va, tai irgi mato, kad trūksta žalumų. Ne, nebuvo. Duok merginom kortelę ir užsimerk. Nebesvaikit gerai. Ne. Dar kol kas nereikia augalų, man čia visai žalumingai atrodo viskas. šiaip žinau pigesnį variantą. Nupirkti vazonų ir sėklų. O davai aš O jums jūs čia laistysit? darželį padarysiu. Že, aš galiu nupirkti vazonų, žemių ir sėklų. Sėklų yra. Sėklos parūpinti. Tai mes sutarėm be šitų Net sutarėm viskas. Labai blogai. Labai blogai. Jo, sako. Fu, vakar. valykis. Jokių dirti bairių dabar nuo šiol viskas. Mes uždarom šitą dalyką ir tada tiesiog po 5 minučių. Va. Ne, nu gerai, žiūrėk, aš gerai. Palmių reikia. Pačių brangiausių, Aš pačių didžiausių. gerai, žiūrėkit, painvestuosim, taip, į žalumynus, gerai, aš sutariu, taip. Gerai, žodžiu, susipyksim, kitas klausimas. Klausia mal viską, nu žodžiu. Kur dabar norėtum nuskristi su visa komanda, Antanai? Oi. Šiaip labai norėčiau nuskristi ten, kur galėtumėm tikrai gerai patūsinti su visa komanda. Baseiną, salutę. Jo, aš labai noriu, gali būti Ispanija, gali būti Biza, gali būti, nežinau, šilta. kad ir Graikijos salos kažkokios. Ir tikrai visi važiuosim, nusiskraidinsiu aš jūs, kur turėsim privačią vilą, baseiną ir tenai kokias 5 dienas tiesiog Kažkada. prie baseino šitaip ir tiesiog Aurimas, aš jau matau, jis net niekur nesikelia, jis niekur nesikelia, tiesiog buhalina. Mama, nupirk man Samrero, aš noriu būti kaip kavalieras. Kur atsigulęs Aurimas ir alaus bonkė, tai gali Įdegęs, stovėti ant pilvo, aš net nejuda, jis deginasi. Jo. Šakės. Jo. Gerai. Klausė Skirutytė Urtė. Tai kada su komandai Klaipėda? Aš nežinau, kodėl toks klausimas, bet kažkaip parinkau aš jį. Kada? Kodėl? Ką Klaipėdoj? Kodėl komanda, kad čia buvo kažkoks, gal aš kažką praleidau. Nu, tiesiog klausė, kada į Klaipėdą. Vasarą. Nu, čia jo, vas. Kad į Klaipėdą tada, kada bus projektas kažkoks tenai. Tada Kada važiuosim. bus Ne, kada bus Blet. laikas, tada bus ir vaikas. Tada mes tik laimėdame. Ne, kaip ten? Kada bus jos vaikas, tada į Klaipėdą. Ne! Pauliau čia tam namelkas. Nu, vaikis šitą tikrai nedėsim, what the fuck. Klausė Vaiva. Koks geriausias dalykas būnant bedradarbiais? Klausimas visiems. Lidija. Nes visi labai šiuolaikiški, draugiški ir palaikantis. Niekas neprivertė to sakyti. Kaip smagu, kai pusė darbo girdi, kad aš jau senas, karočią, bet kai ant galo pasako, kad čia laikiškas, nu tai paglostė, ačiū Lidija. Kad ir senas, bet vis tiek gali būti šio laikiškas, žinau. Tik 12 metų už mane vyresnis. Kaip? Tik 12 metų už mane vyresnis. Realiai tu širdį esi 18 metų. O širdys tai aš dar nepilnametis. Ką, LNK? Koks klausimas buvo? Koks geriausias dalykas būnant bendradarbiais?
Kad gali stumti viens ant kito. Nu, gražiausia. Aurimas nestebina manęs. Nu, bet į ties. Nu, bet čia tiesa, Nesusireikšminė žodžiu, Jo, bet jo. mano atsakymas, kad mes nesusireikšminė. Realiai viens kitam galim belę ką pasakyti, nieks nesusiparins ir ta prasme būna kartais, aš čia buvau prieš porą dienų ant jo supykęs, kur žmogus nieko nepadarė, bet aš ant jo supykau ir tada visą parą laikiau pykti ant jo. Salto buvo, ne? Čia buvo prieš irgi porą mėnesių, nu. Jis tiesiog miegojo, aš jam leidau pamiegoti, dar tyliai sėdėjau, jis atsikėlė, visas piktas į mane žiūri, nusisuko, nekalbėjo, po to atsikėlė ir visiems pasako, sako, aš ant jo supykau, nes man šalta buvo. Klausė Melita Kiseliūtė. Labas, Melita. Labas, Labas, Melita. Melita. Ar didžiuojate savo pasiekimais ir ar dar planuojate projektų? Tai planuojame. Belenkiek bus dar projektų. Jūs tik Belenkiek stebėkit nėra Antanas, vartotinas jo. žodis, sakyk. Kaip? Daug. Daug, atsiprašau. O tu ką, blogas? Belenkiek. Belenkiek daug. Šiaip visi projektai dažniausiai pas mus dabar šiuo metu yra vos ne pusę metų į priekį suplanuoti. Tai faktas, kad iki rudens dabar esam pilnai pasiruošę. Apsirūpinė, jo. Nu, tipo, jos reikės įgyvendinti, bet čia sunkiausia. Apsirūpinė idėjom, žodžiu. Užsikonservavę studijai, karočią dirbam. Nu, tai. Gerai, klausė Dovidukas 420, ar turite virtuvėlę? Ką tokie? Ar turite virtuvėlę? Jinai yra statoma. Dabar vertuviai sėdi. Virtuvėlės turas. Virtuvėlės. Labai platus Čia asortimentas. yra šaldytuvas. Čia mūsų indauja. Čia duoninė. O- Čia... Kas čia? Bet Čia arbatą laikom. da barą parodyk. Čia birus produktai, žodžiu. Čia baras. Reikia papildyti. Taip turim. Klausė Goda. Antanai, kaip susipažinai su dabartiniais kolegom? Kaip susipažinau? Pažiūrėjau svetainį. Tinderį. Skelbiau, jo, su panom, su dviem panom Tinderyje, o su Aurimu ir Robiu išskelbiau tą. Skemas. Nupasakok. Profesionalus masažas. jo. Kaip susipažinau? Gerai, tai Meida buvo pirmoji, man atrodo, su kuria susipažinau. Meida buvo rašiusi ne vieną laišką. Tada aš galvoju, aš praignorinau. Tiesiog jis man sakė, aš labai užsiėmęs. Jo, ir tada galiausiai aš turėjau vieną renginį, kurį filmavau ir bėgau aš su kamera ir Meida stėdėjo prie staliuko tam renginį ir jinai man tiesiog va taip, labas Antanai, ir aš toks, labas. Ir jinai, aš tau rašiau. Gerai. Čia aš tą Meidą. Čia Jo. tu? Jo, ir aš esu Meida, čia tararam, čia tu, tararam. Ir tada galiausiai sako, norėčiau pabandyti, darbuotis ir taip toliau. Ir mes tiesiog kažkaip susitikom po to, pasikalbėjom ir sakau, Ir to Let's užteko, try. kad Let's pusę try. metų jau čia būčiau. jo, ir jinai buvo pirmoji, man atrodo, į kurį prisijungė. Tada Aurimas irgi, mes parašė žinutę, mes susitikom, pasikalbėjom, sakau, davai irgi pabandom. Ir žiūrim, kad sėdim, vis dar bandom. Robis buvo tas žmogus, kur mes turėjom prieitą studiją ir Robis kaip tik buvo ir po realybės šou, ir po visko. Ir sako, davai norėčiau irgi pabandyti čia kažką su filmavimais. Sakau, davai, bandom, galim važiuoti. Tada Robis pasiūlė padėti mum įruošti studiją. Tai realiai Robio rankos ten viską ir padarė. Barbie devim barbiais. Jo, jisai žmogus, kuris viską gali. Tai Vilius okvedysis. Iki šiol aš čia kaip buvau kredys, karočią. kvietys. Bet užtat gauni triumų, sūrio, čipsų. Karočią, mane iki šiol bomžpakės maitina. Jo, ir tada galiausiai sakau, davai kartu kažką darom, nes kartu buvom kažkaip tai ir toj studijai, jisai įrašinėdavo ir visą kitą, aš filmuodavausi ir sakau, davai ateik ten, padėk man nusifilmuoti. Tai kažkaip prisidžioininau ir vat galiausiai sakau, davai tada ir pradedam filmuoti. Tai taip, ir prisijungiai. Nu ir važiuojam. Ir važiuojam. Bando dar. Tada Viltė prisijungė irgi čia neseniai, man atrodo, keli mėnesiai, prieš 3 mėnesius, tai irgi realiai visi taip pat, nu tiesiog parašė, tada žiūriu, kad faini žmonės, Lidija taip pat, ir visi žmonės yra antiek savo sričių
žmonės, kad Žinovai. realiai, nu, tipo, jeigu yra žmogus, jisai žino, ką turi daryti. Aišku, būna pas mus ofise taip, kad savaitę laiko pasimetam ir išsiblaškom ir visur mintis, tai nebežinom, ką kur daryti, bet tada visi vėl susėdam, išsigryninam ir vėl toliau važiuojam darbuotis. Tai taip visi netikėtai susitikom, susipažinom ir ačiū Dievui, kad mes vis dar esam čia. Dar turit kažką pasakyti? Aš galvojau, kad Robė radai prie ofiso ant kilimėlio mėgant. Nu, baikit, nu, o šiaip sakiau, kad bandot, nes... Elinga jo klausė, kaip nusprendėt su komanda kurti naują YouTube realybės šou Slaptasis agentas? Realybės šou kaip nusprendėm kur, tai aš esu dalyvavęs, jisai yra dalyvavęs irgi. Ai, tu čia blemba klaudus. Ką čia darai? Tai buvo taip, kad mes dalyvavę ir aš turėjau kažkada labai senai tokią idėją padaryti, bet buvau išsigandęs dėl pinigų sumos, kiek kainuoja tai padaryti, organizavimas ir kameros ir taip toliau. Ir Robis ateina kažkada sako, klausyk, o padarom realybės šou. Ir aš, durnius irgi geras, jo, važiuojam. Tai mes realiai neturėjom jokio žalio supratimo, nu mes matė, kaip tai vyksta, bet šiaip neturėjom žalio supratimo, kaip tai padaryti. Ko reikia tiksliai, nu tarsi ir ten tos technikos ir panašiai, ir kaip viskas vyks. Tarsi kaip ir įsivaizdavom, bet kaip tai vyks, nu patys dar nesupratom iki kol netėjo ta diena ir kai mes atvažiavom ir mes vienas kitą žiūrim ir blet, seniai, mes tai darom. Ir tipo, tada buvo, jaučiu, didžiausias džiaugsmas. Šiaip smagu, kad pabandėm, padarėm, žinom ir kitų šou padarysim. Ir Ir toliau važiuosim su dar daugiau įvairiausių šou. Nu, šiaip daug reikia pastangų padaryti tokį šou. Kad ir kaip tenai atrodo, kad ir kaip pirmas šou YouTube'o yra, bet, nu, labai daug darbo reikia. Ir tikrai didžiausi plojimai Antanui, kuris montuoja, net šiandien 5 ryto grįžai, ne? Nes montavo. Nu, žodžiu, visi plojimus, emoji, va, nusiųskit jam. Dabar labai keistai jaučiuosi. Kodėl? Pagirimų nepriėmė? Labai keistai man. Kornelija klausė, kuris iš jūsų dažniausiai keikiasi? Nerodom pirštais. Nerodom pirštai. Ne. Nu, gerai, tada. Aš net negalėčiau pasakyti, ar aš daugiau randu. Aš tai iš viso nesikeikiu, man atrodo. Nu, Ai, ne, kartais atsisuk, palaukit, Kartais atsisukim išskrendu. praeitą vlogą. Namie fucking 3 diena, kaip nėra karšto vandens. Aš nemėgstu to cold water challenge. Ir aš turiu dabar maudytis traukį žąsinę. Jeigu važiuoji lėtai, važiuok pirmą juostą. Leido tavęs. Kodėl, blėt, pirmą juostą važiuoju? Jo, aš kelyje labai Bet išlikštus. aš manau, dauguma žmonių taip. Kelyje, irgi. Vilnius, Aš netgi Kaunas. ir planuoju Pamačiau. sumanęs, kur važiuoja viskas hihi haha ir ten kaip pradeda keikti už... Ko čia taigi žmogus tiesiog važiuoja, žinai, nu, taip. Aš vis tą kai kūnę mašinoj. Visus iškeikiu iš tikrųjų. Tu keikės, aš iš tavęs iš vis negirdžiu. Mašiną, kai vairuoju, tai bėra kaip. Ne? Įsivaizduoju, Viltė tokia važiuoja, aš šypsena, žinai. Kur tu plėti važiuoji? Jo, aš irgi taip pat. Nu, po 100, kur tu čia užlindai? Nu, kur mes? Bet realiai, tu mašinoje atsisėdė su kažkoks monstras patampi šito klausimo. Gerai, vėl Kornelija klausė, pas kurį iš jūsų būna netvarkingiausia darbo vieta? Nerodom pirštais. Smaničiui. Aš tai Blemba, nežinau. Aha. Kaip Aš irgi tenai. taip žvairuočiau. Nu, pas mane dabar tikrai ten porą butuliukų stovėjo, bet šiaip dažniausiai, nu... Nu, pas jį servetėlis dažnai tupi, tai aš nežinau, ką jis jam veikia. servetėlės. Bet dabar pas jį vieta labai yra graži, bet prieš tai ofise tai labai blogai buvo. Prieš tai ofise. Nes matai, Nes aš ten mažai būdavau ir, karočią, ten Robis savo servetėlės ir viską sumesdavo, taip nustumdavo nuo savo Jo, pusės jo. link manęs. bet koks gudras, eina savo. Pas mane dabar bardakas yra mano kambarį, nes labai visko primesta. Buteliukų, ten po streamų ir taip toliau. Bet Paskui jis irgi bardakas buvo. Bardakas nuo kambarį, po foto budelį. jo, vodo budelę turiu pasistatęs. Antanas Mood. jo, man šiandien toks vat mūda. Geras mūdas. čia man geras mūda šiandien. Ebukas klausė, ar Meida turi vaikiną? Gerai, Ar mes su sunku Antanu draugaujam? Prisipažinti. Gaila, bet jo. Skemas. Tai žiūrėkit, Hebra, Atsakymas yra labai paprastas. prašau neberašykite daugiau tokių komentarų. Antanai, atsakyk, ar mes esame pora. Ar mes esam su Meida pora? Ne. Meida turi labai nuostabų vaikiną. Labai tikiuosi, kad už jo ištekės. Ir tau... Kodėl tu švengi? Ir Tau? važiuosim į Klaipėdą. Ir va-
Taip kad vaikinė Meidos, greičiau ruošk ir matok žiedą, pirštą. Ir aš iš tikrųjų labai linkiu jums daug meilės, kad jūs būtumėt laimingi ir kad tavo šypsena niekada nenublėstų tavo veido. Ar yra toks pasakymas? Jos vaikinas yra tikrai labai fainas bičias. Maladės. Taip, tai mes esam ne pora ir studijoje tarp darbuotojų neturėtų būti jokių romanų. Čia yra taisyklė. Mes atėjom aišku? čia dirbti. Aš tai jo žinau šitas taisyklės. Ar tau irgi aišku? Man tai tikrai aišku. Dėl tavęs tai žinau, kad aišku. Nu, bet jinai irgi neaiški. Perinkti gal tave? Neaiški. Man šiek tiek tu neaiški. Tai žodžiu, klausimas atsakytas ir visų spėjimai yra nubraukti, nes... Aš vis dar laisvas, tai laukiu. Taip linkiu Jisai irgi. Antanui susirasti nuostabią merginą. Laisvi yra, galite imti puikus vaikinai. Taip. O iš kur tu žinai? Taip manau, kad jie labai geri Ne, žmonės. šiaip tikrai yra labai dėl to, širdukai. kaip sakau. Širdukai žmonės, kitaip jų nepavadinsi. Va, šaunuoliai, pagal skriptą pasakyti liuks. Jo, palauk. Kas? 3 dienom gali Robis dingti, viskas gerai. Jisai sugrįžta. Jis visada vis tiek sugrįžta. Žiauriai. Nu. Bet jinai čia kažkokius į mano daržą mėto sėklas. Žinot, iš to pykčio būna meilė, išsivysto meilė. Robis kai katin. Vis tiek grįžta. Bet aš nedingstu, aš visas 3 dienas būnu online, nesvarbu, ką aš veikiu. Ir... Tu smyša. Į batus myžą. Dėl to mes su batais. Eik tu da. Jo, nes po to primiši, bet Iš prie baro. Va, man čia jokinga. Viskas. Nepamirškit palaikinti, tikiuosi, kad patiko ir tikrai padarysim daugiau kažką tai su visų bendru ofisu. Ačiū labai, su jumis buvau aš, Antanas, Robis, Ačiū. Viltė, Lidija, Aurimas ir Meida. Ir mes jums sakom iki greito. Susimatysim rytoj arba ne rytoj, nežinau. Ate!